Taigi sveiki, mielieji. Kaip jums sekasi? Taigi, man buvo didžiulė pauzė, jums netokia didelė kaip man, kadangi aš buvau iš anksto padarius video, kuris buvo įkeltas, man rodos, praeitą sekmadienį, bet aš prie Minecraft'o nebuvau prisijungus 2 savaitės. Ir per tą laiką išėjo naujas 1.21.8. Ir dar vienas update'as. Klevas yra mano namuose. Ne šituose namuose, jis iš čia jau išėjo. Kituose namuose, mano realybės namuose. Galim nuėti pažiūrėti, kaip mano villageriams sekas. Jums sekas puikiai. Aš per kažkiek laiko turėsiu lovas ir vaikų. Žodžiu. Trumpai, drūtai, niekas neišėjo. Tai dabar varom kirst medžio. Nes man reikės statyti namelį. Daug namelių. Villageriams. Ir juos brydint. Gerai, tai va žodžiu. Biškai prisirinkau medienos tokiem nameliam. Tada man dar reikia vilnos 2 lovom. Aš turiu vilnos 1 lovai, bet ir tai, beveik 1 lovai. Tai man reikia susirasti kažkiek avių, kurių nebeatsimenu jų skaičius. Čia irgi klevo darbas, susirinkime. Ačiū klevai. Tai man reikia avių. Ir statyti. Ir maistą, ir fermą reikia. Tai gerai tada. Param ieškoti avių. Žodžiu. Turime pakankamai vilnos. Man reikia nuspręsti, kokios spalvos lovos noriu savo villageriam. Žinai, ką sugalvojau ką tik? Kad turėtų labai gražus būti antkaklis iš geltonos spalvos. Va tai aš pienę ją ir pavadinsiu. Gėlytės, kurios spalva nudažytas jos antkaklis garbiai. Jos vardas bus pienė. Žinot, ką aš ką tik supratau? Man reikia dar vienos spalvos. Kol kas nors tiek padėkim, paskui trečią gausim jiem. Ai!
dar ką supratau, aš turiu idėją, ką padaryti su durim, nes kai aš peržiūrėjau savo video ir montavau jį, tą, kur aš pastačiau, kodėl tu neini miegot? Eik miegot. Eik miegot! Kodėl šis villagers miegot neina, aš nesuprantu. Tai žodžiu, mano idėja yra tokia, tu sėsk. Ne, šuo sėsk. Duris atrodo taip, nes aš patestavau, kad mini villageriai pačia nepraeina, kaip ir mini zombiai, o čia užšokt, jie liktais negali. Aš dabar pradėjau galvoti, ar tikrai negali mini zombiai čia užšokt. Bet esmė ta, kad pati idėja yra, kad kai veži valtį, tu atidarai šituos ir tada praveži. O kas jeigu... 2 hours later. Gerai, viskas, sutvarkiau viską. Tai tiesiog mes laikyti turim šitą pakeltą. Ir dabar toks planas. Jeigu aš noriu pravežti valtį, aš tiesiog atidariau šituos. Jie negali išeiti. Aš galiu vaikščioti laisvai. Šitie yra skirti, kad neįbėgtų maži zombiukai. Arba kai bus mažų villagerių, jie neišbėgtų maži villageriukai. O jeigu valtį reikia pravežti, šiaip įmanoma ir tai pravežti. Tai tiesiog galim taip laikyti. Bet va, jeigu man reikia eiti, bum. Išsprendžiau žiauriai ilgą laikų problemą. Ane? Gerai, einam. Dabar mano antras planas yra parsitempti 2 avis. Šį kartą eisim į kitą pusę. Gerai, tai dabar turim tokius 2 gardus. Vieną karvių ir vieną avių. Nežinau, gal karvės parsivedžiau. Gal dėl maisto, gal dėl odos. Žodžiu, pažiūrėsim. Bet dar turiu avių. Bet tokia problema su avim yra, kad viena iš jų yra ruda. Tai va, aš nežinau, kiek man patinka, bet gal visai patinka man, kaip čia gavos viskas. O dabar kitas mūsų dienos planas yra padaryti fermą. Tai vis dėlto namukų nesadysim, nes aš žiauriai tingiu. Bet galim padaryti 3 lovą. Žinot ką, davai tiesiog duodam visiems geltonos lovas ir tiesiog perdažam mano avis geltonai. Gerai. Tu būsi Gerai, tu būsi geltonas. Ir jūs, kai užauksit, būsit geltonas irgi. Dabar man neleidžia jūsų perdažyti kažkodėl. O iki to laiko man reikia pasidaryti fermą. Gerai, dabar mes turim naują čestą, tai yra dalykų, kuriuos meta gyvūnai. Paprasme, išskyrus parakas. Nors kol kas galim paraką irgi ten laikyti. Kai prasidės ferverkai, bus kita kalba. Dabar kol kas nėra ferverkų, tai nesukama apie tai savo galvos. Gerai, tada mums reikės sėklų paprastų. Turim tada dar... Šitą reikia pasidinti. Turim bulvių. Turim morkų. Ir tiek mums tai reikia. Gerai, tada galim pradėti, pavyzdžiui, čia va. Bus pirmas mano manęs kibiras. Ir man reikia dar vieną.
Gerai, jeigu gerai atsimenu, tai reikia 3 vienam ir 3 kitam. O, labai greitai. Viskas! Turim mini villagerį. Žiauriai gerai. Tai dabar galėsim statyti daugiau namukų ir turėti daugiau villagerių. Labai gerai. Tai gal viskas tai gerai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taigi, ačiū visiems labai, kas žiūrėjote. Aš labai džiaugiuosi šiandien mūsų padarytų darbų. Tai yra šita ferma. Ten šiek tiek, jeigu įsižiūri, matosi karvės yra. Karvės tik tai matosi. Taip aš vedam dar tas. Ir turim mini villageriuką. Tai žiūri fainai buvo. Nepamirškite paspausti like, mygtuką ir sprenuojant mūsų kanalą. Ir palikti komentarą. Su jumis buvo Žemyna iš 2, kuriuojama C. Ir iki kito karto. Ciao.